Tai mūsų parodos kaip ir tokia idėja, tai iš tiesų yra du žvilgsniai. Manasis nostalgiškai ir ilgesingai žvelgia į praeitį ir užsilikusius atminties fragmentus. O mane domina likimas, ateitis ir mitologija. Mūsų parodos pavadinimas yra būtybė. Kitaip tariant, tie du žvilgsniai mes manome, kad jie būtent susitinka dabarties ar esaties taške. Šis kūrinys buvo sukurtas, kuomet aš gyvenau Olandijoje. Ir jis iš esmės yra apie namų ilgesį ir nostalgijos jausmą. Tuo metu savo gyvenime aš priėjau tokias būsenas, aš supratau, aš tiesiog nebegaliu ignoruoti ar galbūt nebeišeina ignoruoti ilgesio ir stiprios nostalgijos, kurią aš jaučiau namam. Šį objektą kūriau tyrinėdama laumių mitus, išsiaiškinau, būdamas tarpininkėmis tarp rinkimo ir žmogaus, laumės mitologijoje simbolizuoja siekį kontroliuoti savo likimą. Ir kurdama šį objektą aš eksperimentavau su stiklo technologijomis ir bandžiau derinti skirtingas glazūras, užliejant jas ant stiklo ir kepant krosnyje. Ir tokiu būdu aš gavau tokį burbuliuotą reljefą, primenantį pelkę. Apatiniai stalo daliai, mediniai daliai, aš naudojau savo nagus, nes buvo manoma, jog laumės turėjo metalinius nagus, su kuriais galėdavo uždraskyti žmogų.